Kokios priežastys prisidėjo prie Nasdaq 100 indekso antrą savaitę iš eilės fiksuoto apie 3 procentų kritimo? Aš Povilas Petručionis, Orient Securities analitikas, šioje rinkų espreso apžvalgoje aptarsiu labiausiai išsiskyrusius didžiųjų technologijų įmonių ketvirtinius rezultatus, šią savaitę paskelbtus JAV makroekonominius duomenis, ECB sprendimą dėl palūkanų normos bei eurozonos nekilnojamo turto rinkos dinamiką pastaruoju laikotarpiu. Svarbiausi praėjusios savaitės įvykiai. Jungtinės Amerikos valstijos. Technologijų sektoriaus didžiųjų bendrovių dvejopi rezultatai. JAV akcijų indeksai antrą savaitę iš eilės fiksavo reikšmingą susitraukimą. Dow Jones 30 krito apie 2 procentus, S&P 500 apie 2,5, o Nasdaq 100 fiksavo prasčiausią rezultatą krisdamas apie 2,6 procento. Šią savaitę JAV buvo sulaukta rezultatų iš didžiųjų technologijų sektoriaus įmonių, kurie nesuteikė pernelyg didelio pozityvo kylančių geopolitinių neramumų ir aukštų palūkanų normų kontekste. Didelis dėmesys taip pat atkreiptas į trečiojo ketvirčio JAV BVP net 4,9 procentų augimą metinę išraišką, kuomet analitikai tikėjosi 4,3 procentų prieaugio. Šis prieaugis buvo 2 kart didesnis nei antrąjį ketvirtį ir daugiausiai buvo vedamas stipraus vartojimo. Tuo tarpu remiantis preliminariais duomenimis paslaugų sektoriaus pirkimo vadybininkų indeksas siekia 50,9 ir vietoj prognozuoto susitraukimo fiksavo 0,8 punkto prieaugį per mėnesį. Be to, Fed sekamas asmeninio vartojimo kainų indeksas atmetus maisto ir energetikos kainas per rugsėjo mėnesį augo apie 0,3%, kuomet praeitą mėnesį prieaugis buvo 0,1% ir atitiko išankstinės prognozes. Tiesa, metinis kainų prieaugis sumažėjo nuo rugsėjį fiksuotų 3,8 procentų iki 3,7 procentų. Šią savaitę JAV iždo 10 metų trukmės obligacijų pajamingumas pradėjo perkopdamas 5 procentų lygį, tačiau savaitės eigoje krito ir grįžo iki 4,84 procentų. Prastą pasirodymą fiksavo technologijų sektoriaus vardai, kurie šią savaitę neskelbė ketvirtinių rezultatų. Apple smuko apie 2,7 procento, Adobe apie 6, o AMD apie 5,3 procento. Taip pat reaguojant į apie 3,5 procento VTI rūšies naftos kritimą bei išleistus prastesnius netikėtas į ketvirtinius rezultatus, JAV energetikos sektoriaus įmonių akcijų kainos traukėsi. Chevron krito apie 13,5 procento, ExxonMobil apie 5 procentus. Europa. Nuosaikus ECB sprendimas ir besitraukiantis eurozonos verslo aktyvumas. Europos akcijų indeksai pasirodė kiek geriau nei JAV ir fiksavo mažesnį nuosmukį. DAX krito apie 0,8 procento, CAC 40 apie 0,3, o FTSE 100 kiek išsiskyrė ir krito apie 0,5 procento. Europoje šią savaitę investuotojai atsikvėpė po to, kai ECB nusprendė palikti esamą 4,5 procentų palūkanų normą. Toks sprendimas padidino tikimybę, jog palūkanų normos pikas jau pasiektas. Reaguojant į šias naujienas, valstybinių obligacijų pajamingumai traukėsi. Vokietijos 10 metų trukmės obligacijų pajamingumas savaitės pabaigoje siekė 2,81 procento. ECB taryba teigia, jog jau praeitas palūkanų normos pakėlimas rugsėjo mėnesį prisidėjo prie sudėtingų finansavimo sąlygų ir silpnėjančios paklausos. Tuo tarpu ECB prezidentė Christine Lagarde kalbėjo, jog eurozonos ekonomika buvo silpna ir turėtų išlikti panašios būklės iki metų pabaigos. Pastarąjį mėnesį eurozonoje toliau traukėsi verslo aktyvumas. Bendras eurozonos pirkimo vadybininkų indekso rezultatas per rugsėjo mėnesį susitraukė nuo 47,2 iki 46,5 punktų ir fiksavo 5 mėnesį iš eilės žyminti verslo aktyvumo susitraukimą. Kiek pozityvesnius makroekonominius rezultatus demonstravo Jungtinė karalystė, kurioje nedarbo lygis susitraukė nuo 4,3 iki 4,2 procentų lygio.
Šią savaitę pozityvumo šiek tiek suteikė Prancūzijos prabangos prekių vardai. Hermė kilo apie 5,7, L'Oreal apie 2,7%. Tuo tarpu Vokietijos automobilių pramonės įmonės išgyveno tragišką savaitę. Po prastesnių nei tikėtasi ketvirtinių rezultatų Mercedes-Benz krito apie 9,4%, o BMW, kurio ketvirtinė ataskaita bus skelbiama sekančią savaitę, krito apie 5,4%. Azija. Kinijos pramonės sektorių stabilizacija ir rekordinis Japonijos obligacijų pajamingumas. Azijos akcijų indeksų rezultatai buvo mišrūs. Dauguma Kinijos akcijų augo, o Hang Seng fiksavo 1,3% prieaugį, tuo tarpu Japonijos Nikkei 225 krito antrą savaitę iš eilės ir susitraukė apie 0,9%. Kinijos akcijų rinkos šią savaitę išsiskirdamos augo, reaguodamas į pramonės įmonių pelnų augimą bei priimtą vyriausybės sprendimą dėl 1 trilijonų juanių vertės obligacijų emisijos. Kinijos pramonės sektoriaus įmonių pelnai per rugsėjį augo 11,9% lyginant su praeitais metais. Toks rezultatas žymi atsigaunančias tam tikras šalies ekonomikos šakas. Taip pat pasirodė žinios, jog vyriausybė siekdama atstatyti patirtą žalą dėl neregėto masto potvinių šią vasarą patvirtino planus padidinti valstybinę skolą 1 trilijonu juanių. Tuo tarpu Japonijos 10 metų trukmės obligacijų pajamingumas šią savaitę paaugo iki 0,87%, tai yra aukščiausio lygio per 10 metų. Japonijos jena toliau prekiavosi ar net virš 150 jenų už dolerį lygį, o Japonijos finansų ministras tik dar kartą patvirtino, jog institucijos galėtų atlikti intervenciją į valiutų rinką, jei to tikrai prireiktų. Teigiamą prieaugį fiksavo pastaruoju laikotarpiu prastą atkarpą išgyvenančios Kinijos mažmeninės prekybos įmonės, Alibaba augo apie 5%, JD.com apie 4,9%. Antrą savaitę iš eilės traukėsi Japonijos elektronikos įrenginių industrijos bendrovių akcijų kainos. Sony krito apie 3,5%, fotografijos įmonė Canon apie 6,2%. Populiariausios savaitės antraštės. Didžiųjų įmonių ketvirtiniai rezultatai. Šią savaitę apie geresnius nei tikėtasi rezultatus pranešė Microsoft, Alphabet, Visa, Coca-Cola, NextEra Energy, Meta Platforms, Amazon, Merck & Co., Intel ir AbbVie. Prastesnius nei tikėtasi Texas Instruments, Altria, ExxonMobil. Mišrius Thermo Fisher Scientific, T-Mobile, IBM, Boeing, Mastercard ir Chevron. Google motininės įmonės Alphabet paskelbti rezultatai nesužavėjo investuotojų ir bendrovės akcijų kaina per savaitę fiksavo didesnį nei 10% nuosmukį. Nors tiek bendras pajamų ir pelno augimas viršijo lūkesčius, rinkos dalyviai skeptiškai vertino debesų kompiuterijos segmento veiklos rezultatus, nors šio segmento pajamos augo stipriausiai iš visų, per metus fiksuojant net 22,6% prieaugį. Tiesa, didžiausią pajamų srautą įmonėje vis dar atneša paieškos sistemos segmentas. Tuo tarpu Amazon debesų kompiuterijos segmento pasirodymas nesutrukdė įmonės akcijų kainai per dieną kilti daugiau nei 6%. Tiesa, bendras savaitinis pokytis buvo tik tais apie plus 2%, kadangi akcijos kaina prieš paskelbiant rezultatus buvo reikšmingai susitraukusi. Pajamos iš AWS debesijos platformos per metus augo 12%. Amazon pelnas tenkantis vienai akcijai siekia $0,94 ir stipriai viršijo analitikų prognozę, kuri buvo $0,59. Nekilnojamojo turto įmonių akcijų kainų nuosmukis. Europos nekilnojamojo turto bendrovių akcijų kainos smuko iki žemiausio lygio per beveik 12 metų, augant nerimui dėl finansavimo, kurį paskatino sparčiai augančios palūkanų normos. Stocks Europe 600 Real Estate nekilnojamojo turto indeksas, kuris apima tokias bendrovės kaip Vokietijos gyvenamųjų namų nuomotoja Vonovia SE, Jungtinės karalystės biurų įmonė British Land Co. ir prekybos centrų grupė Unibail Rodamco Westfield,
Trečiadienį smuko 1,9% ir fiksavo žemiausią šio indekso dienos uždarimo kainą nuo 2012 metų. Nuo šių metų pradžios nekilnojamo turto indeksas susitraukė daugiau nei 12%. Susidūrę su turto vertės mažėjimu ir didėjančiomis skolos aptarnavimo išlaidomis, analitikai įspėjo, kad kai kurioms įmonėms gali tekti didinti kapitalą, kad apsaugotų savo balansus. Ateinančios savaitės įvykiai. Antradienį išvysime eurozonos BVP pokyčio preliminarius duomenys. Rinka prognozuoja, kad šis rodiklis lyginant su praeitų ketvirčiu susitrauks 0,1%, o lyginant su praeitais metais pakils 0,2%. Ta pačia diena bus paskelbti ir preliminarūs eurozonos infliacijos duomenys. Spėjama, jog metinė infliacija augs 3,4%, o mėnesinė 0,5%. Trečiadienį sužinosime Fed sprendimą dėl palūkanų normos. Rinka prognozuoja, kad palūkanų norma išliks nepakitus, tai yra 5,5%. Ketvirtadienį palūkanų normos sprendimą paskelbs Anglijos centrinis bankas. Tikimasi, kad palūkanų norma išliks nepakitusi ties 5,25%. Penktadienį pasirodys JAV nedarbo lygio duomenys. Šiuo metu rinka prognozuoja, kad šis rodiklis liks nepakitęs ties 3,8%. Artėjančią savaitę bus išleisti didžiųjų įmonių pranešimai apie ketvirtinius rezultatus. Pirmadienį sulauksime McDonald's, Glencore, HSBC, antradienį Pfizer, AMD, Caterpillar, trečiadienį Qualcomm, Airbnb, PayPal Holdings, Etsy, ketvirtadienį Apple, Eli Lilly, Starbucks, Booking, Moderna. Ačiū visiems klausiusiems ir gražios jums savaitės.